Geriausias meilės eilėraštis, kokį šiuo metu įstengiu parašyti. Klausyk, tariau jai, kodėl tau neįkišus savo liežuvio man į šikną? Netarė ji, nagi, tariau, o jei iš pradžių aš įkišiau savo liežuvį tau į šikną, ar tada tu įkištų man į šikną savąjį? Gerai, tarė ji. Pasilenkiau ten, kur reikia ir apsižvalgiau. Praskėčiau klubus ir įkišau liežuvį. Na, ne ten, tarė ji. Ai, ohoho, ne ten, čia kita viečiukė. Tos moterys turi daugiau skylučių negu šveicariškas sūris. Nenoriu, kad tai darytų. Kodėl? Todėl, kada tada turėsiu tau padaryti tą patį, o tu jau per kitą vakarėlį imsi ir visiems imsi pasakot, kaip savo liežuviu išlaišiau tavo subinę. O kas, jei pažadėsiu niekam nepasakot? Nu, prisigersi ir viską išklosi. Nu, gerai jau, atsisuk, įkišiu liežuvį į tą kitą viečiukę. Jie atsisuko ir aš įkišau liežuvį į tą kitą viečiukę. Mes mylėjom vienas kitą. Mes mylėjom vienas kitą, nors jai ir nepatikdavo mano tauškalai per vakarėlius. Tačiau mes visiškai nemylėjom vienas kito šiknaskėlės. Ji nori, kad parašyčiau meilės eilėraštį, bet man atrodo, kad jie jau žmonės negali mylėti vienas kito šiknaskėlės ir bezdalų, ir šūdų, ir visų tamsiųjų pusių, lygiai taip pat, kaip jie myli šviesiasias pusės. Tai nėra tikra meilė. Tad, kol meilės eilėraščiai turi paklausą ir kol mes visi dar kartu, bus gerai ir šitoks eilėraštis.